Labadiena, Mindaugas Šeplikas, Dangaus žiedų bitynas. Šiandieną truputėlį papasakosiu apie bityno aplinkos higieną. Tai naudoju tokį preparatą, šiais metais irgi pirmą kartą bandau, vadinasi EM Zdrovo paseka. Vat, yra toksai specialus skystis, čia yra mikroorganizmai, gyvi, tai yra sukurta pagal japonų technologiją ir su šitu skysčiu galima, tarkime, apipurškinėti rėmelius, galime apipurškinėti avilį, jeigu yra pelėsis, naikina pelėsį, galime dezinfekuoti aplink avilius, kad susikurtų geras mikroklimatas bitėmis. Tai praeitais metais truputėlį bandžiau dar duoti šitą preparatą prieš žiemojant bitėms, kad jos mažiau viduriuotų, taip pat nuo zematozės jisai skirtas, reiškiasi, į siurpą ar į medų galima duoti, yra tam tikros proporcijos. Tarkim, vienos proporcijos eina, kada dezinfekuoji rėmelius, kitos proporcijos eina, kai dezinfekuoji avilį, trečias proporcijos eina, kai pili, pavyzdžiui, į kažkokį sirpą medaus ar cukraus ir duodi bitėms ten po 100 kokių mililitrų, kad jos neviduriuotų. Tai va, tai nuorodą į šitą produktą paliksiu po video ir va, šiandieną išpurškiau va, su tokiu va, dalyku, labai toks purkštuvas, yra su akumuliatorium, tiesiog paspaudė mygtuką, eina ir purškia toksai vat, plati srovė. Tai išpurškiau visą bityną, aplink visus avilius. Apipurškiau ir vat, sukūrė, aš tikiu, kad sukūrėte mikroorganizmai tokį sveiką mikroklimatą bitėms. Tai gal ir pelėsis kažkoks nesidaugins, ir bakterijos kažkokios neplis, nes jeigu didesnis bitynas, tai bitės pernešinė ligas, o čia toksai kaip ir sveikas mikroklimatas aplink visą bityną darosi. Tai va, tai bandau šiais metais, manau, ir toliau bandysiu, tikrai manau, kad nepakenks, o tik tai padės, nes tai yra natūralus ekologiškas produktas, kur yra mikroorganizmai. Tai va, tai ačiū Jums už dėmesį ir iki.